Šiandien žiniose teisėsaugos veikla kartais jau primena tikrą tragikomediją. Tasys po teismus politiką, kuris pasisavino 500 eurų ir jau grąžino 10 kart daugiau. O dar sako, kad neturi pajėgumų gaudyti pedofilų ir tirti rimtų bylų. Kubilius ir Nausėda stengsis, kad gynybos išlaidos nebūtų įtraukiamos į biudžeto deficitą. Kaune atidaryti gerumo rankų namai. Kontrolieriai siūlo kariuomeniai suvienodinti išvaizdos standartus vyrams ir moterims. Mat vienas karys nori lakuotis nagus ir pintis kasas. Bandymai pervilioti miestiečius iš automobilių į viešąjį transportą. Vilniuje drastiškai didinamos bilietų kainos, o Kaunas svaigsta apie tramvajų. Atnaujinta Sugiharos namų ekspozicija. Ir ką sako popiežius apie Trumpo planus masiškai deportuoti imigrantus. Kažkas toj mūsų valstybėje su ta teisėsauga labai negerai. Teisiamieji vidury dienos teismo salėse į teisėjus jau svaido kėdes, teisėsaugininkai beveik slapsto būsimas pensijas pralošusius aferistus, nuo visuomenės teismai metus nagrinėja paprastas į aukščiausius politikos ešelonus įsitrynusių pedofilų bylas arba po prakaitų metais pluša dėl jokių didelių tragedijų nesukėlusių riaušių, kurias išprovokavo, būkim biedni, bet teisingi, pati nuo žmonių užsibarikadavusi valdžia. O jau kuris laikas prisidengia menkai tevykstančią realią kovą su korupcija, atvirai persekioja kažkam dėl kažko neįtikusius politikus, eikvodami tam laiką, išteklius ir resursus. Dabar ėmėsi naujos amžiaus bylos, pateikė įtarimus Seimo nariui liberalui Andriui Bagdonui čekiukų byloje. Žmogus kaltinamas prieš keletą metų, galimai nugvelbęs net 580 eurų mūsų pinigų, kai dar buvo ne Seime, o Neringos savivaldybės taryboje. Mat politikas kelis kart per 10 metų automatinėje degalinėje įsipylė kuro ir atsiskaitydamas pateikė nesavus čekius. Na nelabai gerai ir gal žmogus kiek gudrauja, aiškindamas, jog netyčia. Tačiau juokingiausia, kad dar pernai rugpjūtį pačios prokuratūros siūlymų Bagdonas į Neringos savivaldybės biudžetą jau grąžino 4223 eurus. Daugiau kaip 8 kart daugiau nei pasisavino. Nepaisant to, prokurorai nusprendė smogti jam iš naujo. Ar kam nors tai atrodo normalu? Šiuo metu STT narplioja ikiteisminius tyrimus dėl galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo daugiau kaip pusėje šalies savivaldybių. Kitaip tariant, pluša išsijuosia taip, kad turbūt net nebelieka laiko gaudyti rimtų kyšininkų, tų, kurie savinasi milijonus. ES valstybių narių išlaidos gynybai neturėtų būti įtraukiamos į Maastrichto kriterijais apibrėžtą 3 procentų bendrojo vidaus produkto biudžeto deficitą. Lygiai taip, kaip pandemijos metu nebuvo skaičiuojamos išlaidos skirtos pandemijos įveikimui, sako Europos gynybos komisaras Andrius Kubilius. Pasak jo, taip pat deramasi, kad į gynybą būtų leidžiama investuoti Europos investicijų bankui, tačiau dėl to reikia keisti teisinį reglamentavimą. Europos finansų ministrai dar pernai sutarė, kad Europos komisija papildomas išlaidas gynybai vertintų kaip faktorių, dėl kurių nebūtų nustatomas pažeidimas, jei biudžeto deficitas viršytų 3 procentus BVP. Kubilius pripažįsta, kad šio klausimu dar irgi reikia didesnio teisinio aiškumo ir žada jo siekti. To paties ketina siekti ir šalies vadovas. Vasario 3 dieną iš tikrųjų bus gera neformali diskusija Briuselyje. Ir aš manau, kad tikrai prasminga pakelti klausimą ir dėl gynybos išlaidų kitokio šiek tiek traktavimo, kuris iki šiol buvo niekaip specialiai neišskiriamas, tačiau ne mano vieno idėja, bet yra ir daugiau valstybių, kurios pasisako už tai, kad gynybos išlaidos turėtų būti traktuojamos subtiliau, plačiau ir kad jos neturėtų bloginti fiskalinės drausmės rodiklių. Tai aš tikrai ketinu šitą klausimą kelti. Dabartinėme daugiamečiame Europos biudžete gynybai yra skirta tik 10 milijardų eurų. Jeigu visos bendrijos narės gynybai išleistų bent po 2 procentus BVP, naujajame biudžete, kuris pradės veikti 2028-aisiais susidarytų apie 360–380 milijardų eurų suma gynybai.
VŠI Gerumo rankos bendradarbiaudama su Kauno miesto savivaldybės administracija pradeda teikti apgyvendinimo paslaugas asmenims ir šeimoms, kurioms įvertintas pagalbos paslaugų poreikis. Pagalbos paslaugos apima apgyvendinimą, kasdienio gyvenimo ir socialinių įgūdžių ugdymą, psichologinę bei profesinę paramą, pagalbą integruojantis į visuomenę. Vienu metu Gerumo rankų namuose pagalba gali būti suteikta 150 žmonių. Apgyvendinimo paslauga kainuoja nuo 40 iki 90 eurų per mėnesį, priklausomai nuo kliento pajamų dydžio. 102 butai, kur asmenys galės gauti paslaugas pagal poreikį, palydėjimo paslaugas, socialinės paslaugas bei perkvalifikavimo paslaugas ir aišku kartu su apgyvendinimu iki 2 metų. Sąlyga yra viena, turi būti Kauno miesto gyventojas arba deklaruotas Kauno mieste. Kviestume žmonės gyventi, kurie yra motyvuoti, ne kažkokie tai, suprantat, laikinas kažkoks tai pabuvimas ar kažkoks tai laikina nakvynės namai ar kažkokios kitos paslaugos, kurios neužtikrina žmogaus savarankiškumo. Tai mes priėmėm tokį sprendimą, kad žmogus stotųsi ant savo kojų ir galėtų gyventi savarankiškai. Nes kartais reikia žmogui išeiti iš savo aplinkos, kad jisai padarytų pokytį. Turi parašyti prašymą, kad jam reikalinga ta paslauga, paskui praeiti motyvacinį pokalbį su manim ir mano kolegomis, kvalifikuotais žmonėmis, kurie dirba 11 metų šiame lauke. Ir tada gavę patvirtinimą, kad tikrai yra motyvuotas žmogus keisti savo gyvenimą į gerąją pusę, tai yra išlipti iš susidariusios krizės, reiškia, kad jisai aktyvus visuomenės narys, galbūt patiria kažkokią laikiną nepatogumą ir tada kviesime jį peržiūrėti savo poreikius ir tada savivaldybė tvirtina ir mes tada keliaujam į šitus namus. VŠI Gerumo rankos iki šiol veikia kaip atviras jaunimo centras, siekiantis sudaryti palankę aplinką jaunimui. Mes jau dirbam 11 metų, bet buvo mūsų labiau specifika su jaunais žmonėmis iki 29 metų amžiaus, bet mūsų kolektyvas plečiasi ir plečiasi mūsų paslaugos. Šiai dienai bandysime apriepti jau visas grupės. Gerumo rankos gyvena ir išgyvena iš projektų. Mums taip pat padeda Kauno miesto savivaldybė, keletą etatų perka. Gerumo rankų namų paslaugos orientuotos į individualius asmens ar šeimos poreikius, siekiant savarankiškumo, socialinės gerovės ir stipresnės bendruomenės kūrimo. Kiekvienas gyventojas gaus po vieną socialinį darbuotoją, jų padėjėją ir priklausomai individualiai kokios pagalbos, kam reikia, bus paskirtas ar psichologas, ar dar kažkokie dalykai. Mano vizija, kad po 5 metų čia būtų dar daugiau judesio, kad būtų užpildyti visi namai, kad kiekvieni galėtų dalintis savo patirtimi, galėtų vieni kitiem padėti, tai būtų tiesiog savaime suprantami dalykai. Lygių galimybių kontrolierė siūlo kariuomeniai suvienodinti išvaizdos standartus vyrams ir moteriams. Tokia rekomendacija pateikta ištyrus skundą, pirmadienį pranešė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Į ją kreipėsi karys nepatenkintas kariuomenėje nustatytais išvaizdos standartais. Jo tvirtinimu nėra teisinga, kad tarnaujantiems vyrams draudžiama turėti ilgesnius plaukus, susirišti juos į kaseles, kuodus ir panašiai. Turėti įsivirus auskarus, lakuoti nagus, kai moteriams tai negalioja. Jo įsitikinimu tai yra diskriminacija. Skundą parašęs karys tvirtina, kad dėl savo reikalavimų netitinkančios išvaizdos jis turi nemalonumų tarnyboje, jį grasinama atleisti iš darbo. Kariuomenės atstovų aiškinimų lankstesni išvaizdos reikalavimai kariems nustatyti remiantis nusistovėjusiomis kultūrinėmis tradicijomis, prisitaikymu prie individualaus tapatumo, taip pat kaip motyvacinė priemonė siekiant moteris pritraukti į karo tarnybą. Panašu, kad konservatorių valdoma Vilniaus savivaldybė tikisi sugundyti vilniečius persėsti iš automobilių į troleibusus ir autobusus drastiškai didindama važiavimo jais kainas. Vilniuje planuojama didinti viešojo transporto bilietų kainas, vienkartinių bilietų kainos augs beveik dvigubai, terminuotų 10 eurų. Vienkartinio 30 minučių galiojančio bilieto kainą siūloma didinti nuo 65 centų, net iki 1,25 eurų. Tuo metu 60 minučių bilietas brangtų nuo 90 centų iki €75 centų. Mėnesinio bilieto kaina išaugtų 16 eurų ir jis kainuotų 45 eurus, na, o metinis bilietas kainuotų 480 eurų. Ji išaugtų 170 eurų.
Anot savivaldybės kainos didinamos siekiant už papildomai surinktas lėšas gerinti sostinėje teikiamą viešojo transporto paslaugų kokybę bei plėtrą. Klaipėdai tramvajaus atsisakius, nes neefektyvu, Vilniuje idėjai stringant, ar tokios transporto priemonės reikia ar ne, Kaune nuspręsta, kad tramvajaus reikia. Per 200 000 eurų kainavęs savivaldybės užsakymo atliktas tyrimas nustatė, kad tramvajus būtų efektyvi priemonė mažinant taršą bei persodinant kauniečius iš automobilių į viešąjį transportą. Buvo pateiktos 4 trasos, iš jų išrinkta viena optimaliausia. Miesto transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo Martyno Matusevičiaus teigimu, trasa eitų nuo Eigulių į centrą ir atgal nuo Šiaurės prospekte esančių troleibusų depo Baršausko gatve Jonavos žiedo link. Tokiose erdvėse, kur auga medeliai ir yra apsauginės tvorelės, bus nutiesti bėgiai. Tramvajų Kaune tikimasi paleisti gavus ES finansavimą iki 2032. Anksčiau ir Kaunas ir Vilnius turėjo arklinius tramvajus arba liaudiškai vadinamasias konkes. Duris atvėrė atsinaujinęs Sugiharos namų muziejus įsikūręs buvusiame Japonijos konsulato pastate Kaune, Vaižganto gatvėje 30. Muziejus skirtas diplomatų Čijūnė Sugihara ir Jans Vartendik Antrojo pasaulinio karo metais išgelbėjusių tūkstančius žydų gyvybių istorijai ir palikimui. Prieš daugiau nei 25 metus iš tiesų 3 draugai – Ramūnas Garbaravičius, profesorius istorikas Egidijus Aleksandravičius ir verslininkas Freddy Opsomer. Turbūt gal pridėsiu tokios istorijos, bet gerdami alų sugalvojo šią idėją, kaip išsaugoti šį namą Žaliakalnyje, tam, kad jisai netaptų tik tai dar vienu namu su lentele, kad čia tarpukariu gyveno japonų diplomatas Čiūnė Sugihara. Šie 3 draugai įgyvendino pačią beprotiškiausią tuo metu atrodančią idėją, išsaugojo šį namą. Ramūnas net užstatė savo namą tuometinį, kad galėtų įsigyti šios namus ir netiduoti jų privačiam naudojimui, o čia įkurtų muziejų, kuris veikia iki šiol. Aš esu kaip steigėjo ir įkūrėjo palikuonė, tai jau esu kita karta, tai yra didžiulė moralinė atsakomybė šitai idėjai neužgesti. Muziejaus ekspoziciją atnaujino žymi menininkė iš Jungtinės karalystės Jenny Kagan. Jos šeimos istorija taip pat yra susijusi su Kauno žydais. Mano šeima buvo iš Kauno. Mano tėvai susitiko ir susitokė gete. Didžiausias iššūkis ekspozicijos kūrėjai buvo pateikti pasakojimą 3 kalbomis. Aš buvau pakviesta atvykti ir iš naujo sukurti ekspoziciją remiantis darbais, kuriuos anksčiau sukūriau Kaune. Visa tai susiję su kelione, ką žiūrovai jaučia keliaudami po ekspoziciją ir ką jie išsineša iš jos. Tad vietoj to, kad galvočiau, ką parodyti, aš visada galvoju, ką žiūrovai turi pamatyti. Paprastai muziejai yra vietos, kur eksponuojami daiktai. Mes neturime daiktų, kuriuos galėtume parodyti, bet mes turime istoriją, kurią reikia papasakoti. Čia nėra daiktų, tačiau yra vienas labai svarbus objektas, tai pats namas. Čia yra kambarys, iš kurio Sugihara žvelgė pro langą ir matė pabėgėlius. Bendradarbiaudami kartu su garsia britų menininkė mes šitą muziejų atnaujinom ir jis, galima sakyti, yra tikrai kitoks, gal net ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje, nes būtent jos kūrybiniai sprendimai leidžia lankytojams pajusti ir pamatyti kitokią muziejaus dvasią, nes šiandien turbūt ir jauniems žmonėms, ir visai plačiai auditorijai norisi atrasti tos kitokius potyrius. Turim ir potyrių ekskursijų formatą, kur žmonės ateis šiek tiek už didesnį įkainį, bet turės kokybišką laiką muziejuje ir kiti savo net gimtadienius planuoja ir turės vaišes ir istorinį pasakojimą gilų. Svarbu mums išsaugoti tai, kas jau yra padaryta, išsaugoti tų iškilių asmenybių atmintį ir padarytus jų darbus. Atnaujinta Sugiharos namų ekspozicija kviečia lankytojus užsukti darbo dienomis nuo 11 iki 14 valandos arba iš anksto užsiregistravus. Popiežius Pranciškus pareiškė, kad išrinktojo JAV prezidento Donaldo Trumpo planai masiškai deportuoti imigrantus yra gėdingi. Taip, pirmasis popiežius iš Lotynų Amerikos sekmadienį populiarioje Italijos televizijos laidoje sureagavo į šiandien prisieksiančio Trumpo administracijos pažadus pradėti masinės deportacijas. Jei tai tiesa, tai bus gėda, nes vargšai nelaimėliai, kurie nieko neturi, turės apmokėti sąskaitą, sakė Pranciškus. Tai nepadės. Tai nėra būdas spręsti reikalus, taip dalykai nesprendžiami, tvirtino jis.
2016 metais Pranciškus jau buvo pareiškęs, kad reikia statyti ne tvoras, o tiltus ir Trumpas elgėsi nekrikščioniškai. Tokią popiežiaus reakciją sukėlė milijardieriaus pareiškimas, kad reikia atverti tvorą užkirsiančią migrantams kelią iš Meksikos į Jungtines valstijas. Trumpas, kuris šiandien bus prisaikdintas antrai kadencijai, masinius deportavimus paskelbė svarbiausių savo rinkimų kampanijos prioritetų ir pažadėjo priimti daugybę įsakymų, kuriais pertvarkys imigracijos politiką. Daugelis JAV vyskupų griežtai pasisakė prieš Trumpo deportacijos planą. Pranciškus, užaugęs Argentinoje italų migrantų šeimoje, jau seniai rūpinasi migrantų likimu ir ragina vyriausybės priimti, apsaugoti ir integruoti juos pagal savo galimybės. Jis yra sakęs, kad migrantų orumas ir teisės yra svarbesni už bet kokius nacionalinio saugumo klausimus. Sausis į pabaigą, o žiemos kaip nėra, taip nėra. Antradienį be žymesnių kritulių apniukę, vėjas pietinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Dieną oras sušils iki 2–5 laipsnių šilumos. Visose Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Kijeve rytoj debesuota ir be kritulių. Šalčiausia Taline, ten visą parą termometro stulpelis laikysi žemiau nulio, ties -2–3 laipsniais. Rygoje +2–3, Varšuvoje naktį gali pašalti. Dieną termometro stulpelis pakils iki 4 laipsnių šilumos, Kijeve apie 0.